Netinkamai paliktos atliekos ne tik netvarkos ženklas, bet ir taisyklių pažeidimas. Dalis panevėžiečių šiukšles palieka šalia konteinerių, neretai nesusimastydami, kad tai pažeidžia viešąją tvarką. Bendrovės Panevėžio specialus autotransportas komunikacijos specialistė Justina Indulytė sako, kad tokie įpročiai ne tik nepuošia miesto, bet ir gali patuštinti vartotojų pinigines. Įvairūs nelegalūs sąvartynai mieste, kurie susikuria, kuomet netinkamai šaliname atliekas, juk nepuošia miesto. Ir lygiai taip pat tampa mūsų visų gyventojų problema, nes tokias atliekas mes turime sutvarkyti ir tai iš tikrųjų atsispindi gyventojų gaunamose sąskaitose. Užfiksuoti pažeidėjus bendrovei padeda šalia konteinerių įrengtos mobilios kameros, kurių vieta reguliariai keičiama. Bendrovė turi tam tikrą skaičių mobilių kamerų, kurios atlieka periodinį konteinerių aikštelių stebėjimą visame mieste ir jos yra nuolatos keičiamos. Tai iš tikrųjų pažeidimų užfiksuojame per metus šimtais. Juos įvertina viešosios tvarkos specialistai ir, kaip ir minėjau, skiria būtent administraciniai atsakomybei reikalingas nuobaudas. Anot specialistės, baudos už netinkamą atliekų šalinimą svyruoja nuo 30 iki 600 eurų. Visgi specialistė pabrėžia, kad švaria aplinka rūpintis miestiečiai turėtų nebijodami baudų, o dėl bendros visuomenės gerovės. Reikia tiesiog suprasti, kad kuomet tinkamai šalinsime atliekas mūsų mieste, jis bus ne tik žalias ir gražus, bet ir neatsispindės tokie dalykai sąskaitose.